Atliksime meta bhavana meditaciją, besąlyginės meilės, harmonijos, gerumo ir draugiškumo meditaciją. Patogiai įsitaisyk, ištiesink savo stuburą, užmerk akis, nuramink savo mintis, kad būtų lengviau tai padaryti, giliau įkvėpk ir iškvėpk. Dar kartelį giliau įkvėpk ir iškvėpk, kad sugrįžtum į čia ir dabar momentą. Susitelk į savo kūno pojūčius, tai kas vyksta tavyje, tavo viduje. Pajausk savo kūną. Atpalaiduok palengva savo veidą, veido raumenis, savo žandikaulį, akis. Galbūt veide gali atsirasti šypsena. Atpalaiduok savo kaklą, pečius, nugarą, krūtinę, pilvą, sėdmenis. Atpalaiduok kojas, šlaunis, blauzdas, pėdas. Atpalaiduok visą kūną nuo viršugalvio iki pat pirštų galiukų. Ir dabar susitelk į savo krūtinės centrą, savo širdies centrą. Gali vizualizuoti tenais kristalą. Gali matyti baltą arba rožinę spalvą. Pamatyti, kaip ta spalva ar tas kristalas plečiasi tavo krūtinėje. Plečiasi. Gali savo fiziniais pojūčiais pajausti šilumą krūtinės centre. Tavo visa krūtinė prisipildo šilumos, švelnumo, ramybės. Kaip ta ramybė užlieja visą tavo kūną. Jinai plečiasi, didėja. Išlik susitelkęs į savo širdies centrą ir savo vaizduotėje priešai save pamatyk, vizualizuok savo mylimą žmogų. Tai gali būti tau artimas žmogus, kuriam tu jauti šiltus jausmus, kuris tau yra brangus, svarbus gyvenime. Pamatyk tą žmogų savo vaizduotėje taip, tarsi jis stovėtų priešais tave. Pamatyk jį besišypsantį. Ir iš savo krūtinės centro pradėk tam žmogui siųsti gražias mintis. Pradėk jam siųsti meilę, švelnumą. Gali mintyse kartoti žodžius. Aš linkiu tau meilės. Aš linkiu tau laimės. Aš linkiu tau meilės. Aš linkiu tau laimės.
Tuo pačiu metu matyk, kaip šviesos spindulys iš tavo krūtinės sklinda į to žmogaus krūtinės centrą, kaip iš tavęs plūsta meilė, gerumas, ramybė, švelnumas. Nieko nevertink, tiesiog mintyse kartok ir siųsk: aš linkiu tau laimės, aš linkiu tau meilės. Ir tuo pačiu matyk tą žmogų. Gali prieiti arčiau to žmogaus. Jeigu norisi, gali paimti jį už rankų. Matyk, kaip paimi už rankų ir savo rankomis jam dalini savo šilumą, savo meilę. Jeigu norisi, gali tą žmogų apkabinti. Arba gali matyti jo akis ir siųsti jam meilę. Siųsti jam laimę. Aš linkiu tau laimės. Aš linkiu tau meilės. Aš linkiu tau laimės. Aš linkiu tau meilės. Padėkok mintyse tam žmogui, jis atėjo pas tave į gyvenimą, ir paleist tą žmogų. Sugrįžk trumpam į savo krūtinės centrą, į tą šviesą sklindančią iš tavo krūtinės. Pabūk toje vidinėje ramybėje, meilėje. Ir priešais save vaizduotėje pamatyk save patį. Pamatyk save tokį, kokį matai save veidrodyje. Gali nusišypsoti sau. Ir dabar siųsk sau gražias mintis. Siųsk sau meilę, šilumą. Pamatyk, kaip iš tavo fizinio kūno sklinda šviesos spindulys į tą vaizdinį, kurį matai priešais save. Ir mintyse kartok: aš linkiu sau meilės. Aš linkiu sau laimės. Aš linkiu sau meilės. Aš linkiu sau laimės. Aš linkiu sau meilės. Aš linkiu sau laimės. Pripildyk save, tą, kurį matai priešais save vaizdinyje, rožinė ar balta šviesa. Visa širdies centras prisipildytų tą meilę, kurią siunti iš savo krūtinės centro į tą vaizdinį. Ir vis kartok: aš linkiu sau meilės. Aš linkiu sau laimės. Aš linkiu sau meilės. Aš linkiu sau laimės.
Gali prieiti arčiau. Galbūt norisi save apkabinti, priglausti. Su visa tyra meile, su rūpesčiu. Apkabinti. Su visa ramia meile širdyje. Aš linkiu tau laimės. Aš linkiu tau meilės. Ir dabar tas vaizdinys tegu nutolsta. Palengva sugrįžk vėl į savo širdies centrą. Ir širdies centre vėl pamatyk šviesą. Baltą, rožinę šviesą. Jausk šilumą. Ir priešai save pamatyk neutralų žmogų. Galbūt kažkur gatvėje sutiktą pakeleivį. Galbūt parduotuvėje matytą žmogų. Galbūt kaimyną, kurį menkai tepažįsti, bet prisimeni jo veidą, kuris dėl kažko tau įstrigo atmintyje. Nesvarbu, koks tai žmogus, bet jis tau nekelia kažkokių jausmų. Pamatyk jį, pamatyk jo veidą. Ir siųsk jam savo meilę. Aš linkiu tau meilės. Aš linkiu tau laimės. Aš linkiu tau meilės. Aš linkiu tau laimės. Aš linkiu tau meilės. Aš linkiu tau laimės. Matyk to žmogaus akis, matyk kaip į jo širdies centrą nukreiptas spindulys iš tavo krūtinės, kaip jis pripildo tą žmogų. Nevertink to žmogaus, kas jis, kodėl jis tau pasirodė. Tiesiog priimk jį kaip kitą esybę. Kad jis yra, kad jis gyvena. Priimk jį kaip Dievo kūrinį. Aš linkiu tau meilės. Aš linkiu tau laimės. Jeigu norisi, prieik ir prie šio žmogaus arčiau. Iš arčiau pamatyk jo akis. Ir paleisk tą vaizdinį. Paleisk ir vėl sugrįžk į savo krūtinės centrą. Keletą kartų vėl prakvėpuok tą šviesą, šilumą. Jaustum, kaip ji plečiasi, auga ir didėja tavo krūtinėje. Ir savo mintise, vaizduotėje, pamatyk žmogų, su kuriuo nesutari, su kuriuo tave sieja sunkus santykis. Galbūt susipykote, galbūt konfliktuojate, galbūt tiesiog nerandate bendros kalbos, jauti kažkokį sunkumą, sunkias emocijas galvodamas apie tą žmogų, būdamas su tą žmogumi.
Pamatyk tą žmogų priešais save ir dabar nevertink. Nevertink tų situacijų, kurios jūs supa, kurias jūs sukūrėte. Nesivelk jausmus, kurios tau keldavo. Žiūrėk į jį kaip į dievišką būtybę. Nusiųsk jam iš savo širdies spindulį. Žiūrėk tam žmogui į akis ir sakyk mintyse: aš linkiu tau meilės, aš linkiu tau laimės, aš linkiu tau meilės, aš linkiu tau laimės, aš linkiu tau meilės, aš linkiu tau laimės. Matyk šypseną to žmogaus veide. Galbūt gyvenime jos nematai, matai kitokį tą žmogų. Tai yra kita dieviška būtybė. Nevertink jo kaip žmogaus, kaip asmenybės, nevertink jo charakterio. Tiesiog siųsk jam savo meilę, kuri nusipelno, kaip bet kuri gyva būtybė. Jeigu noris ir gali, prieik arčiau to žmogaus. Jeigu gali, paimk jį už rankų ir kartok iš visos širdies: aš linkiu tau meilės, aš linkiu tau laimės, aš linkiu tau meilės, aš linkiu tau laimės. Tai šiluma sklinda iš tavo krūtinės. Gali pasiųsti dėkingumą, kad tas žmogus yra tavo gyvenime, kad jis tave kažko moko. Ir išsiųsk tą vaizdinį kažkur toliau. O dabar sugrįžk į savo krūtinės centrą. Įkvėpk ir iškvėpk. Prisipildyk meilę, kuris sklinda iš tavo krūtinės. Kuris sklinda iš tavęs, per tave. Ir priešai save vienoje linijoje pamatyk savo brangų žmogų, kurį matei patį pirmą, savo mylimą žmogų, kuris atėjo pas tave vaizduotėje. Šalia jo pamatyk savo atvaizdą, pamatyk šalia stovintį patį save. Šalia savęs pamatyk tą neutralų žmogų, kuris atėjo pas tave per vaizdinį, per tavo mintis. Ir pamatyk tą žmogų
su kuriuo tave sieja sunkus santykis, problemos. Matyk visus 4 stovinčius vienoje linijoje. Ir nei vienas iš tų 4 nėra geresnis ar blogesnis. Tie asmenys, kuriuos dabar matai vienoje linijoje, yra lygus Dievo vaikai. Matyk juos ir visiems siųsk vienodai savo meilę, savo šilumą, siųsk iš savo širdies centro spindulius į jų visų 4 širdis ir kartok mintyse. Aš visiems linkiu meilės. Aš visiems linkiu laimės. Aš visiems linkiu meilės. Aš visiems linkiu laimės. Aš visiems linkiu meilės. Aš visiems linkiu laimės. Matyk visus tos 4 besišypsančius žmones. 4 esybės. Nes fizinis kūnas tai tik esybės buveinė. Visi jie yra dieviškos būtybės su dieviška kibirkštimi. Kiekvienas turi savo užduotį, misiją ir kiekvienas yra savaip svarbus. Aš linkiu visiems meilės. Aš linkiu visiems laimės. Ir vaizdinys po truputėlį tolsta. Tu sugrįžti į savo krūtinės centrą. Pakvėpuoji. Įkvėpi. Ir iškvėpi su priėmimu, su dėkingumu. Su visa meile ir švelnumu sau, kūrėjui, gyvenimui. Ir išlaikydamas tą meilę ir ramybę savo širdyje, palengva, kai būsi pasiruošęs, gali sugrįžti savo fizinį kūną, į savo fizinius pojūčius. Norisi pasirąžyti, pamirksėti.